I decided to speak native to natives as delivering more per time unit. Tai gerai, aš turbūt šiandieną būsiu vienas iš nedaugelio, kuris kalbės ne apie technologijas ir ne apie inovacijas. Aš kalbėsiu apie tai, kaip mąstyti, kad jie sukurti jūsų rinkodaroje. Ir realiai aš noriu jums parodyti, truputį dekonstruoti, reiškia, visą procesą, parodysiu ir pavyzdžių įvairiausių, kaip ar jūsų versle, ar jūsų asmeniniai komunikacijoje, ar jūsų darbe, jeigu jūs prisiliečiate prie įvaizdžio, prie pardavimų internete, kaip vadovas, ar kaip techninis darbuotojas, ar kaip marketingo žmogus, ar kaip vizionierius. Iš esmės, mano tikslas yra, kad po šiandienos prezentacijos jūs išsineštumėt supratimą, kaip tai padaryti teisingai. O technologijos jos ateis, vienas ateis, kitos išeis, bet iš esmės šitas principas, kiek aš jau dirbu virš 15 metų šitoj srity, realiai jisai veikia tada, kai nebuvo Facebooko ir jisai veiks tada, kai Facebookas numirs. Tai gerai, tai mes ir pradedam. Kas yra rinkodara? Rinkodara yra pokytis, reiškia, jūs keičiate mano elgesį iš aš iš jūsų neperku į aš iš jūsų, reiškia, perku. Tai yra labai paprasta. Kartais, jeigu jūs nieko neparduodate, jūs keičiate mano nuomonę, jūs keičiate mano emocijas. Jo, kaip kad pakeitė mūsų kaimynas emocijas, Lietuva tarsi norėjo atominės elektrinės, biški kaimynas įmetė pinigų į komunikaciją ir staiga Lietuva prabalsavo referendume prieš atominę elektrinę, nes pasikeitė nuomonę. Jo? Tai iš esmės tai ir yra komunikacija. Ir komunikacija, vėlgi, iš esmės, klasikai sako, kad 27 kartus skirtingų būdų, jeigu jūs man tą pačią žinutę pasakysite, tai tikėtina, kad aš pradėsiu tikėti, reiškia, kad jūsų produktas yra sveikesnis, skanesnis, geresnis ir taip toliau. Ir tiek. Ir jūs, vėlgi, aš galbūt truputį kritiškai kalbėsiu apie sritį, kurioje dirbu, bet rinkodara yra kaip ir švirkštas. Reiškia, tu gali švirkštą naudoti geriem tikslam, arba gali švirkštą naudoti blogiem tikslam. Tai jau priklauso nuo tavęs, reiškia. Mano darbas čia yra išaiškinti jums principus, kaip tai veikia ir kaip tą galima ekstrapoliuoti, reiškia, į ateities iššūkius, į ateities technologijas, kurių mes šiandien nežinome. Tai senais laikais, ir tie seni laikai buvo prieš gerus 20 metų, už 30 metų ir atgal, žmonės buvo labai lojalūs produktams. Žmonės mylėjo produktus, žmonės pirko visą laiką tos pačius produktus ir produktų gamintojams buvo iš tikrųjų ganėtinai lengva. Kodėl tai buvo? Tai buvo todėl, ir tai reiškia, ir tą viską pagadino internetas. Ta viską pagadino internetas, šiandien lojalumas yra labai žemas ir jeigu, reiškia, pasižiūrėti kokias telekomunikacijas, reikia pasižiūrėti į alų ar kokius kitus produktus, mes visi migruojam ir nejaučiam nei didelio prisirišimo, nei kažkokio tai didelio įsipareigojimo prieš tą prekinį ženklą, ir taip toliau. Tai yra, reiškia, ir plus mes gauname N pasiūlymų, N kontaktų su savimi, reiškia, iš kitų galimybių, iš kitų produktų ir taip toliau. Tai labai trumpai nušoksiu apie produktų meilę. Iš kur kyla produkto meilė? Sačia padarė kažkada tai tyrimus ir suprato, kad vienas būna jausmas, vienos smegenų zonos veikia, kai tau kažkas labai patinka, ir kitos smegenų zonos veikia, kai tu kažką myli. Reiškia, kai tu kažką myli, tu duodi antrą šansą. Jo, mes radome negyvą žiūrkę Coca-Coloje, gal mes vis dar gersim Coca-Colą. O kiti galbūt jau ir sakys niekada gyvenime. Tai iš esmės, jeigu jūs esate prekinis ženklas, jeigu jūs esate produktas, jūs padarėte klaidą, jums arba atleis arba ne. Priklausomai nuo to, geras jūsų produktas, geras jūsų servisas ar ne. Priklausomai nuo to, ką galvoja vartotojas. Nes vartotojas šiais laikais tampa vis labiau edukuotas iki, reiškia, carbon footprint, reiškia, ir ar nenaudojamas vergų darbas mano batų raišteliuose ir taip toliau. Iki iPhone'o savikaina, o kodėl savikaina tokia, atsimenat, irgi buvo, kokia yra vieno pavedimo savikaina bankuose, kokia yra pelno marža nuo vieno pavedimo.
Ir ten buvo labai gesinamas tas reikalas, kad ne, čia neįmanoma paskaičiuoti, nežinokit. Jo, nes gali būti, kad marža yra didesnė negu narkotikų. Nu, mes nežinom. Triukšmo pasaulis. Šiandien mes gyvename Uber pasiūloje. Toj vat penta pasiūloje, sako. Pas mus yra, turėdami 1 valandą laiko, jūs galite pasirinkti 1000 kompiuterinių žaidimų, 1000 knygų, 1000 TV laidų, jūs galite praleisti su savo vaiku, jūs galite pasirinkti pramogas ir taip toliau. Jūs galite nuėję į parduotuvę nusipirkti vyną iš Naujosios Zelandijos, kurio galbūt logistika kainavo daugiau negu pats vynas. Ir tas pats vyksta komunikacijoje. Komunikacijoje tam, kad aš pakeiščiau savo elgesį, pirmiausia, jūs turite gauti mano dėmesį. Kad gauti mano dėmesį, jūs turite pramušti triukšmą. Žmogus per dieną, vėlgi tie patys ačiū, ir tai jau buvo gerokai prieš kokių 10 metų tas tyrimas darytas, jie paskaičiavo, kiek reklamų, kiek žinučių mato žmogus per dieną. New York'e, jeigu žmogus neina į parduotuvę, neina į supermarketą, jisai mato 1500 žinučių per dieną. Gerai, tarkim, mes ne New Yorkas, tarkim, mes čia esame Elfų slėnis, toli nuo didžiojo pasaulio, kas yra labai faina. Tarkim, mes matome 1000 žinučių per dieną. Reiškia, jeigu jūs ką nors norite man parduoti, aš matau 1000 žinučių ir viena iš jų yra jūsų. Tai ką jūs turite padaryti, kad jinai pramuštų? Nes, aš išprotėsiu. Žiūrėkit, ką aš darau. Aš atsikeliu ryte, aš matau visur žinutės. Ant marškinėlių, per radiją eina, baneriai ir taip toliau. Reiškia, ką aš darau? Aš naudoju labai paprastą technologiją, kuri vadinasi kibiras. Jo, aš ją naudoju tokiu būdu. Jo, ir mes visi taip darom. Priešingų atveju mes įsikraustume iš proto. Bet kai kurios žinutės praeina ir jūs žinote ir jūs pastebite kai kurias reklamas, kai kurią komunikaciją, kuri būna visai įdomi ir visai naudinga. Reklama gali būti naudinga. Štai jums pavyzdys. Žinot, mes išradome vaistus nuo vėžio. Jeigu šita reklama nebūtų įvykusi, jūs niekada nežinotumėt, kad mes išradome vaistus nuo vėžio ir galbūt jums reikia jų dabar. Tai, tai va. Ir senais laikais viskas buvo daroma labai paprastai. Tu padarai žinutę. Tarkim, žinutė dabar yra 2 pakelyje, 2 daugiau miltelių. Už tą pačią kainą. Ir tada tu perki mediją, tai yra televizija, spauda, dabar jau ir internetą. Ir tu darai pakartojimus. Tai yra vidury futbolo, eina reklama apie miltelius ir taip toliau. Ir iki interneto atsiradimo paprasčiausiai buvo perkama vis daugiau ir daugiau medijos, kad vis daugiau ir daugiau, reiškia, įvyktų tas kontaktas. Tačiau keičiantis technologijom atsirado galimybė prasukti reklamas televizijoje, atsirado galimybė paslėpti reklamas jūsų naršyklėje ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš esmės, kad jūs nusipirksite daugiau medijos, tai nebeduoda tiek rezultato. Ir ta reklama po truputį keičiasi iš didelio žinučių kartojimo yra toksai madingas dabar terminas content marketing, reiškia turinio rinkodara, į jūsų realiai žinutės kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad jūsų Facebook'o postas yra viena reklaminė kampanija. Ir jeigu jūs pasakėt, šiandien šviečia saulė, kaip faina, tai yra toksai jausmas, kuris vadinasi svetima gėda, jo, tai man biški gėda už visas tas įmonės, kurie daro tokius postus. Nedarykit nieko. Miegokit lovoj toliau. Nesikelkit. Nereikėjo keltis šiandien. Arba darykite žinutės tokias, kurios yra prasmingos jūsų vartotojams ir kurios parodo jūsų produkto konkurencinį pranašumą. Ir dinamika, kai senais laikais būdavo, kad tu suplanuoji kampaniją ir tu ją leidi mėnesį ir mėnesio gale tu pasižiūri rezultatą, tai dabar tavo kampanija gali keistis po 2 kartus per dieną. Ir tada atsiranda visi kanalai, tai aš apie tai ir papasakosiu. Tai va. Dar biškė apie istoriją. Senais laikais gyvenimas buvo lengvas. Prieš 40 metų buvo 6 komunikacijos kanalai. Tai reiškia, jūsų darbas yra žinutę išdėlioti į kanalų miksą. Kaip miksuoti alkoholinius gėrimus, jo padaryti kokteilį. Ar tu daug degtinės pilsi ar mažai degtinės. Vienoje situacijoje daug, kitoje situacijoje mažai, priklausomai koks tikslas. Vėliau, reiškia, ėjo progresas šioks toks, kanalų padvigubėjo, bet žmonių, kurie parduoda, gyvenimas buvo vis dar lengvas. Tada atsirado toks dalykas, kuris vadinasi Mūro dėsnis, tai yra, kad kompiuteriai pagreitėja 2 ir atpinga 2 per 18 mėnesių. Ir mes tame gyvename. Reiškia, todėl senas iPhone'as taip atpigo.
o sena Nokia dar labiau atpigo. Ir dabar tų kanalų yra arti 50, galbūt netgi daugiau, čia aš skaičiavau prieš kelis metus iš tikrųjų paskutinį kartą. Ir visų marketingistų problema yra paskirstyti tą miksą tarp jų visų. Ir čia yra vien socialiniai tinklai ir čia yra 2012 metų paveiksliukas. Tai jūs įsivaizduojate, reiškia, tam, kad suvokti, kur jūsų reklama ir kokioj formoje turėtų atsirasti, jūs turite išmanyti juos visus. Ir matot, Facebookas yra ten, taip, užima didžiausią dalį, bet jis nėra vienintelis. Ir jeigu jūs, taip, Lietuvoje mes, aišku, turime visko mažiau, bet jeigu jūs ką nors eksportuojate, iš karto atsiranda geometrinė, pavyzdžiui, čia yra runetas, reiškia, Rusijos. Kas yra Rusijoje, reiškia, atskiras internetas. Ir vėlgi, tu turi juos išmanyti, norėdamas teisingai suplanuoti, kur tu atsirasi, reiškia, ir kada. Tai va, reiškia, kanalų skaičius smarkiai išaugęs, apie triukšmą pakalbėjau, ir reklaminio skydelio paspaudimas yra prabangos prekė. Reklaminio skydelio paspaudimas yra, kaip Bentlis. Tikimybė, čia tokie, Soft Media paskaičiavo tikimybę. Kokia yra tikimybė, kad pas jūs bus dviniai, arba kokia yra tikimybė, kad jūs paspausite reklamos skydelį. Tarkim, antrą nuo viršaus Delfyje šiuo metu. Kokia yra tikimybė, kad kuris nors iš mūsų paspaus. Tai va, kiam kartų didesnė tikimybė yra, kad gims dviniai. Ir jie tenai daug visokių juokingų priskaičiavo. Kokia tikimybė, kad jūs pabaigsite, reiškia, kad jūs išgyvensite lėktuvo katastrofai. Tai yra 100 kartų didesnė, negu kad jūs paspausite banerį. Ir taip toliau. Tai va. Čia paprastas pavyzdys. Kur akis žiūri naujienų portale? Va, kur jos žiūri. Jos žiūri į turinį ir į prasmingas žinutes, į kažkokį prasmingą turinį, kuris arba A, kažko išmoko tavo skaitytoje, arba B, tavo skaitytojas gerai praleidžia laiką. Jeigu jūsų turinys atitinka kuriai nors vienai arba abiem taisyklėm, reiškia viskas su jumis tvarkoja, viskas su jūsų komunikacija yra tvarkoja. Dabar, yra toks dalykas, angliškai vadinasi ad recall, reklamos prisiminimas. Tai reiškia, tas tyrimas yra daromas tokiu būdu. Aš jūsų klausiu, ar prisimenate, kokią reklamą matėte praeitą savaitę? Jūs sakot, prisimenu Swedbank. Gerai, ką ten reklamavo? Jūs sakot, studentų paskolas. Gerai, koks buvo pasiūlymas? Ten paskolą laimėk iPadą. Reiškia, įvyko, tas ad recallas įvyko, reiškia, vienas teigiamas atsakymas. Tai dabar pagalvokite, jūs prisimenat, ką jūs matėte praeitą savaitę kokią reklamą? Reiškia, jūs suprantat, ant kiek blogas yra mūsų visų gyvenimas. Mes turime išmokti mintinai labai daug kanalų ir kiekvieno iš tų kanalų efektyvumas smarkiai krenta. Dabar kaip atrodo mūsų ateitis? Ogi va taip. Tai kaip jūs sakot, oi, ten skaitot straipsnį, kad marketingo mirtis, tai va tai ir yra marketingo mirtis. Tai nereiškia, kad reklama išnyks, tai reiškia, kad atsiras labai siauri kanalai. Veganai, alpinistai su trikojų šuniu. Galbūt yra jūsų klientai. Ir nes galbūt jūs turite ten, nežinau, šunio 4 koją su 3D printeriu atspausdinta, kad lipti kalną kartu su tuo savo šeimininku. Bet tokių jūs galite surasti, suprantat, galbūt pasaulyje 100 000 ir iš jų paimti po $200. Paskaičiuojam ir galbūt netgi marža bus geresnė negu tų banko pavedimų. Suprantat, jeigu pataikysi teisingai į tai, ko man reikia. Vyras vieną kartą gyvenime nori pamatyti Pampersų reklamą. Ir tas kartas yra ne per vidurį futbolo. Tas kartas yra tada, kai aš pirmą kartą gyvenime, turėdamas pirmą vaiką, ateinu į Maksimą pirkti. Ir aš nieko nesuprantu, ką aš turiu daryti, stovėdamas prie lentynos, kur man šypsosi, reiškia, krūva paketo. Kuo jie skiriasi vienas nuo kito? Kodėl aš turėčiau išleisti 1 eurų daugiau už tą, o ne už aną? Va tada, Dieve, duok man ekraną, kuris man pasakys, va, tas yra tas, anas yra anas, ir va taip va. Ir ačiū tau už reklamą. Aš žinau, aš perku, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Ir ten dantų pasta, Jeigu jūs sugebėtumėt man pasibaigus dantų pastą ant veidrodžio iškart parodyti reklamą, kuris kartu yra ekranas, tai aš iš karto būčiau tam atviras. Jeigu jūs man rodote ten, kai aš žiūriu kokį tai Terminatorių, tai ką? Gerai, toliau. Taip, apie šitą pakalbėjau. Tai va, dabar esmė yra, dabar mes čia įvadas baigėsi, dabar prasideda didysis mokslas. Nuo paprasto prie sudėtingo eisiu. Ir biškį pavyzdžių parodysiu. Tai va, pirmas dalykas, kurį praleidžia labai didelė dalis žmonių, kurie perka, daro reklamą, patys darosi ar iš agentūrų perka, yra žinutė. Žinutė, tai yra ką jūs norite pasakyti.
Geriausias kainos ir kokybės santykis čia ne žinutė. Žinutė turi atspindėti jūsų produkto konkurencinį pranašumą, arba bent jau pranašumą, arba bent jau stiprybę. Kokį nors, jeigu jūs sakote, mes esame vienintelė mašina, kuri važiuoja pildomą vandenį. Va, tai yra žinutė. Po to kūrybininkai padarys iš to kažkokį įdomų filmuką ar tinklą per kažką, bet žinutė yra aiški. Kodėl aš turiu pirkti jūsų daiktą? Todėl, kad jisai turi va tokią savybę. Va jums pavyzdys, reiškia, Facebookas, reiškia. Tas vatalus iš Newcastle nusprendė, kad mūsų Facebooko nuotaiką, mūsų prekinio ženklo nuotaiką atspindėsime, reiškia, kalbėdami žmonėm tiesą. Kalbėdami žmonėm grubę tiesą, kuri atrodo visai humoristiškai. Tai matot, yra, tam tikras iš karto atsiranda įdomumas juos sekti, kaip jie tai išpildys, reiškia, ką jie darys toliau. Kitas pavyzdys. Anglų kalbos, British Council, reiškia, čia kažkur Azijoje veiksmas vyko, jie turi anglų kalbos mokyklėlę, jie padarė reklaminį skydelį, kuris kartu yra ir turi vertimo funkciją, kaip Google Translate'as. Reiškia, tu skaitai angliškam portale anglų kalbos straipsnį ir jeigu yra kažkoks tai žodis, kurio tu nesupranti, tu reklaminiam skydelį iš karto jį susivedi ir tavo jį iš karto išverčia. Tai yra, suprantat, visas šitas techninė prasme, tai yra labai paprastai įgyvendinama. Reiškia, jiems nereikėjo tinklapio, jiems nereikėjo appso, jiems nereikėjo kažkokios parduotuvės, jiems nieko nereikėjo. Jie tiesiog nusipirko banerį, kuriame viskas ir vyksta. Ir ką aš čia noriu pasakyti, tai yra, kad jūs turėdami žinutę, priemonės galite parinkti pagal ją iš viso pasirinkimo, bet jeigu jūs pradėsite rinkti priemonės neturėdami žinutės, tai tada jūs prisidarysite daug visko ir tas viskas nebus labai efektyvu. Tai va, tai yra, ar kokią naudą neša jūsų Facebooko kanalas? Kokią? Jeigu jūs galite atsakyti, taip, mano Facebooko kanalas, aš jam išleidžiu 1000 eurų per mėnesį, jis man atneša 2. Aišku, šventa, viskas neliečiama. Kas veikia, to neliečiama. Bet jeigu jūs sakysit, aš nežinau, nes mes, čia reikia, nes čia visi turi, tai uždarykit rytoj, žinokit, nes nereikia. Ir čia dar tau, reiškia, išverčia vertimą, dar ir gali balsu to perskaityti. Kitas pavyzdys, irgi anglų kalbos mokyklėlė, kuri irgi nutarė pasireklamuoti, vadinasi, balūnai vadinasi, paėmė žvaigždžių žinomų žmonių Twitterio pranešimus, rado juose rašybos klaidų ir pradėjo jiem rašyti atsakymus, tos replyinti, reiškia, kad taisyti. Mes čia tokia anglų kalbos pamokėlė. Ir jinai yra vaikų, reiškia, tai reiškia, yra vaikai apie 10 metų. Kad kažkoks 10-metis taiso, reiškia, Aštoną, kaip reikia angliškai kalbėti. Ir dar tas 10-metis ten kažkur Brazilijoje sėdi. Tai vėlgi, matot, gamybinė prasme, biudžetas 0. Vienintelis dalykas buvo sugalvoti žinutę ir sugalvoti paėmus vieną kanalą, pažįstant, turi pažinti tos kanalus. Jeigu tu pažįsti tos kanalus, tu gali rasti efektyvių būdų, kaip iš tikrųjų ir pasiekti tam tikrą virusą ir gauti tam tikros nemokamos medijos. Kitas pavyzdys. Volvo XC60. Reiškia, jeigu jie pasidarė tokią išvalgą, jeigu aš turiu savo Twitterio kanalą ir mane kažkas naujas žmogus mane pradeda sekti, follow, reiškia angliškai, tai aš visada grįžtu ir pasižiūriu, kasgi ten toks yra. Dauguma žmonių taip daro. Ir Volvo susikūrė savo kanalą ir pradėjo sekti irgi įvairius įžymius veikėjus. Ir kai tu nueini pažiūrėti, kas ten tave seka, tu matai va tokį paveikslėlį, kuriame sakoma, reiškia, aš čia su Volvo, aš čia važiuoju tam iš paskos, tave seku. Bet tu nebijok, nes pas mane stabdžiai labai geri, nes ten stabdžiai buvo jau kažkoks ten konkurencinis pranašumas ar tiesiog žinutė. Tai vėlgi matot, paimtas įprastas scenarijus ir perkeistas neįprastų būdų. Ir viskas, tai kaip pasakyti, ir tai pramuša tą kibirą. Jeigu mes tiesiog pasakytumėm, Volvo žiauriai geri stabdžiai. Viso gero. Kitas dalykas yra interaktyvumas. Reiškia, mes pakalbėjome apie žinutę dabar, kadangi internetas yra, reiškia, senieji kanalai, telekas, yra vienpusiai, reiškia, arba spauda. Tu kažką idėjai, tu paleidai ir tu atsakymo negauni.
Visa virtuali erdvė duoda galimybę interaktyvumui, reiškia. Tai yra, mes galime bendrauti pirmin atgal. Pavyzdys, kokia tai mergaitė, vardu Eli, nupaišė BMW ir nusiuntė į BMW korporaciją pasiūlymą. Va, čia jums naujas mašinos dizainas. Ir BMW korporacija atsakė, vat, ačiū jums labai, mūsų dizaineriai biškai patobulino jūsų piešinuką ir jūs esate nuostabi. Ir tenai, nebeatsimenu, kiek ten nulių buvo laikų ir kiek straipsnių per visą, reiškia, pasaulį išėjo apie šitą atvejį. Bet BMW gavo labai daug nemokamos medijos. Labai daug nemokamos medijos. O prieš juos buvo Boeingas. Boeingas padarė kitaip, reiškia, kai berniukas nupiešti irgi pieštukų lėktuvą ir sako, čia geras naujas Boeingo modelis, padarykit. Boeingas parašė, kad, žinai ką, berniuk, gal tu mums čia daugiau nerašyk. Ir tėvelis išpaustino į socialinę mediją ir Boeingas po to turėjo labai daug atsiprašinėti, nes atrodė pikti ir beširdžiai. Tai va tokie laikai. Toliau, apie interaktyvumą. Pavyzdys čia yra prabangios garstyčios, garstyčių Rolls Royce'as. Ir jie susikūrė Facebook'o kanalą ir jie pasakė, mes priimame ne visus žmonės į savo grupę. Mes priimam tik tai aukščiausio rango žmonės į savo grupę. Nes mes esame aukščiausio rango garstyčios, nebelekam. Ir mes, jeigu jūs galite aplikuoti, ir mes, reiškia, pagal tai, ką jūs laikinat, mes nuspręsime, ar tas atitinka lygį, kuriame mes esam, ar jūs esate nepakankamų lygio ir mes jūs neįleidžiam. Ir natūralu, kad tie žmonės, kurių neįleido ir kur buvo labai daug, jie padarė daug didesnį reklamą prekiniam ženklui, reiškia, negu visi tie, kuriuos įleido ir negu prekinis ženklas darė pats. Tai, nes jie, kaip pasakyti, būdami nepatenkinti, kad jų neįleido, jie atspindėjo tą norimą pozicionavimą. Tai yra, kad tai yra tikrai garstyčios ne visiems. Ir suprantat, taip ir veikia. Aš jums pasakysiu labai paprastai apie bendruomenės. Ir čia yra irgi iš klasikos, iš sociologijos, iš senai. Yra dvi taisyklės. Jeigu jūs norite padaryti bendruomenę, kuri yra efektyvi, yra dvi taisyklės. Pirma, ne visi gali patekti. Antra, kiekvienas turi prisidėti. Kiekvienas turi dirbti toj bendruomenėje. Jeigu visi sėdės ir tik sakys, juokinkite mane dar, juokinkite, jūs juokinsite, vieną dieną jūs pavargsit, jie išeis. Jie turi prisidėti, jiems turi būti faina nuo savęs. Ir, vėlgi, ten ne visi patenka. Tai tada tai turės kažkokią prasme. Facebook'o grupė, kur ten visi prilaikino ir kaip čia, visi bilekas prilaikino, brandas deda neįdomius pranešimus, ir gaunasi kažkoks toks tuščia eiga, sukasi viskas. Gerai, toliau. Jūs turite žinutę. Dabar tą žinutę jūs galite įdėti į kažkokį formatą. Formatų yra apie 40, aš buvau priskaičiavęs, čia tokie yra patys populiariausi. Tai yra, kad jūs tą pačią žinutę galite filmukų parodyti, arba ten sugroti dainą, ar per žemėlapį kažkaip nupiešti, ar ten per grafiką, ar dar kažkaip. Ir iš esmės, jūs mąstydami tokiu būdu, jūs žingsnis po žingsnio galite sugalvoti, kas geriausiai tinka. Jeigu jūs neturite ten biudžeto filmukui, nedarykit filmuko, galima padaryti kažkokį tai kitą būdą. Tačiau labai svarbu nemąstyti apie formatą anksčiau, negu jūs turite žinutę. Nes neaišku, kuris formatas jūsų idėjai geriausiai tiks. Tai, vėlgi, čia keli visiškai pavyzdžiai. Kai buvo Europos čempionatas krepšinio, švyturiai sako, padarykit kažkokį projektą, kad būtų faina tiems, kurie atvažiuoja, nes privažiuos daug turistų, jie gėlars su lietuviais salų, padarykit kažką įdomaus internete. Tai iš esmės mūsų idėja buvo paimti, kadangi lietuviai nelabai moka pristatyti iš savo šalies. Mes visi žinom Žalgirio mūšį, bet daugiau kaip ir nieko gero apie Lietuvą mažai kas žino, reiškia. O užsieniečiai klausinės ir mes turim sukurti špargalkę, tai yra surinkti įdomius faktus apie Lietuvą ir padaryti tokį projektą, kad žmonės galėtų pasiskaityti ir ten pasakyti, jeigu ten kažkas paklaus. Plus, matot, vizualinis tam tikras apipavidalinimas, kad tas atrodytų skaniai. Taip, nebūtų buvę biudžeto, tu sudėtume paprasčiausiai tekstą. Ir tiek. Kaip pasakyti, tekstas yra vertė. Šitas yra tiesiog pakuotė, kaip saldainio popieriukas. Kitas pavyzdys irgi, Danske bankas susipozicionavo, mes esame 21 amžiaus bankas. Tai reikia kažkaip parodyti, tai tada tu irgi ieškai formatą.
Ar ten per tekstą, ar ten per žaidimą, nu, va, šiuo atveju per paveiksliukus kažkokius. Tai yra, buvo padarytas, man atrodo, netgi konkursas Vilnius ir kad pieštų žmonės, reiškia, kaip tas Vilnius atrodys ateityje. Nu, tai va, čia vienas iš paveiksliukų. Kitas pavyzdys, su Vilniaus universitetu darėm projektą apie Lietuvos istoriją, yra 1000 straipsnių jame, į kurias rašė profesionalūs istorikai ir po to, reiškia, tos straipsnius, kadangi kai istorikai parašo straipsnis yra istoriškai teisingas, bet nelabai įdomu skaityti. Tai tada mes, reiškia, davėme redaktoriams, kad redaktoriai padarytų iš jų, nu, tokį supopsintų, reiškia, pop formatą, kad būtų faina skaityti. Bet šito projekto esminis momentas buvo tas, kad kai atėjo laikas piešti iliustracijas, paaiškėjo, kad tos iliustracijos, reiškia, turi būti istoriškai teisingos. Reiškia, kad šito dėdės pirštinės turi būti būtent tokios, kokios buvo tada toje vietoje. Ir tada čia prasideda visos įdomybės. Reiškia, visos įdomybės detalėse, kai, reiškia, tu negali nupiešti jam bet kokios kepurės, tu turi jam nupiešti tą kepurę. O ją kapstyti, vėlgi tu turi ten archyvuose dirbti, reiškia, su istorikais ir panašiai. Ir efektas viso to buvo tai, kad tai buvo pirmasis Lietuvos istorijos projektas, kuris yra pastoviai lankomas žmonių ir jis nors ir paleistas prieš kelis metus, bet vis dar iki šiol, reiškia, surenka labai daug lankytojų. Kitas pavyzdys – reklaminis skydelis. Vokiečiai kasko draudimas. Ateini, įsivaizduokim, Autopliusas, ateinam į Autopliusą ieškoti mašinas. Ieškot jūs mašinas, susirandat kažkokį automobilį, kuris jums tinka ir staiga, ir jau, įsivaizduokit, jūs jau radot mašiną, jau įsivaizduojat save, jo, va ten aš atsisėsiu, važiuosiu, toks jausmas bus, ir staiga, reiškia, pasirodo, kad čia yra ne paveiksliukas, o video. Staiga prieina veikėjas, kaip jis greitai sakė, Marozas, ir atsisėda jūsų mašiną, įsilaužia, nuvažiuoja. Nu ir, reiškia, suprask, būtum nusipirkęs draudimą, tai dar galėtum, reiškia. Tai vėlgi, paspaudimų procentas, šitas click-through rate, 42%. Tai vėlgi, 1% yra labai gerai. Jeigu 1 iš 100 žmonių paspaudžia jūsų banerį, yra labai gerai. Nu, 42 yra kosmosas. Tai yra visiškas kosmosas. Kažkada iš Švyturį darėm naują tinklapį ir paėmėm, yra kiekviena įmonė turi mygtuką apie mus. Ir dažniausiai tai būna pats neįdomiausias puslapis, pats neįdomiausias lapas visame tinklapyje. Mes, reiškia, pagalvojom, kodėl tai negalėtų būti, video viktorina. Tai yra, kad ne Švyturys pasakoja apie save, o kad Švyturys tas klausinėja. Nu, čia tas veikėjas klausia, tai kuris mūsų alus populiariausias? Ir tu ten spaudė ant vieno, tavo vienas rezultatas būna, spaudė ant kito, kitas rezultatas būna. Tai, vėlgi, technologiškai nieko ypatingo. Tačiau rezultate 9 minutės. 9 minutės žmogus žiūrėjo prekinio ženklo reklamą, čia vidutiniškai, reiškia, iš tų kiek atėjo. Tai įsivaizduokit, 9 minutės, kad nusipirkti televizijoje, kiek reikia savo filmą turit padaryti nuo savo, reiškia, kad gauti tokį efektą. Nu ir, aišku, galiausiai tu skaičiuoji, kiek aš leidau pinigų, kad gauti tam tikrą efektą ir lygini su kitais kanalais. Vėlgi, nesakau, kad televizija yra blogai, televizija yra gerai ir tikrai faina pažiūrėti. Tiesiog jūs kiekvienas prekinis ženklas turi rasti savo kanalų miksą. Ir tiek. Gerai, dabar žinutės. Ta pačią žinutę jūs galite papasakoti skirtingų būdų. Pavyzdys. Pirkite šitos vitaminus, nes juose yra labai gera tokia tai cheminė medžiaga. Pirkite šitos vitaminus, jei nepirksite lūžinės kavą. Pirkite šitos vitaminus, nes perka Sabonis. Tai aš pasakiau tą pačią žinutę 3 skirtingais storytellingais, lietuviškais, skirtingomis istorijomis. Pavyzdys, išsigimėlės daržovės. Prancūzų prekybos tinklas nutarė, kad, žinot, kai jie perka iš ūkininkų, jie atrūšiuoja išsigimėlius lauk, o tik tai grąžas važiuoja ant prekystalio. Ir po to kažkaip tai jie uždavė savo klausimą, o kodėlgi mes negalime išsigimėlių irgi pardavinėti, ir jie padarė iš to didžiausią kampaniją. Ir matot, reiškia, neišsigimėlės, kaip čia vertimas tiksliai. Nežinau. Tai, bet iš esmės išsigimėlės, jo. Tai va, matot. Ir tai yra, kaip pasakyti, tu galėjai tiesiog sukrauti jas visas į vieną krūvą, nieko nepasakyti ir niekas nebūtų pastebėjęs. Bet jie, padarė pompą iš to. Tai ir yra, iš esmės, tai, kaip pasakyti, tai yra reklama yra show business. Ir jūs, darydami savo pranešimą Facebook'e, jūs dalyvaujate show business'e.
Ir jūsų pranešimas Facebook'e, ar jūsų spaudos pranešimas, jisai konkuruoja su juokingais katinais. Jisai konkuruoja su ten Kim Kardashian, su visais. Visi konkuruoja su visais dėl dėmesio. Dėl tos vienos minutės, kurią aš pasirinksiu praleisti su jūsų prekiniu ženklu, o ne su savo vaiku. Jūs turite pavogti iš manęs tą minutę, priešingą atveju nieko neparduosite. Viešbutis. Art Series Hotel. Viešbutis sugalvojo tokią, reiškia, kampaniją, akciją. Viešbutyje kabo Banksio paveikslas, kurio vertė yra $15 000. Tu turi pavogti iš viešbučio tą paveikslą, jeigu pavogsi, nieko tam nebus, bet tu turi išeiti nepastebėtas. Tu turi išeiti kažkokiu būdu, aplenkti ten tą sargybą, kameras ir visą kitą. O kaip tai geriausiai padaryti? Aišku, kad naktį ir apsigyvenant viešbutyje. Tai, ir aišku, iš to prasidėjo visas realaus, kaip čia, reality show, reiškia, realybės show. Tai va, jie, aišku, ten rodė, aišku, tos apsaugos buvo daug, ten išeit buvo nelengva ir jie viską dėjo į internetą, bet esmė yra tame, kad jie, daug pardavimų padarė, kambarių daug rezervavo ir viskas. Ir plus dar gavo nemokamos reklamos už įdomų, reiškia, reklaminį projektą. Tai vėlgi, po visų mano, nežinau, virš 5000 projektų, reiškia, teko prisiliesti, aš pasakysiu formulę, kurią aš išsivedžiau savo. Biudžetas kartu drąsa. Turite daug biudžeto, gerai, galite daryti saugią reklamą, viskas tvarkoja. Jo, uždengs. Kaip čia, atskris didelis bombonešis ir visą miestą subombarduos. Ir visus, ir vyrus, ir moteris subombarduos, nesvarbu, kad jums tik vyrų reikėjo, bet, dėl tikrumo. Kitas yra, jeigu biudžeto nėra, tada drąsa. Tada drąsa ir vėlgi mes matome, kad kampanijos, kai kurios kampanijos tampa matomomis, kai kurios netampa matomomis. Taip, yra rizika, kad jūs sukritikuos Lima, buvo čia. Ten kažkam ar galvą nukirto, aš dabar neatsimenu vaikui kažkokiam, ar kas ten įvyko. Ir kas, ir sukritikuos, tai irgi reklama. Kaip Andy Warholas sakė, ar čia Salvadoras Dali, kai apie mane rašo, aš matuoju kvadratiniais centimetrais. Aš neskaitau, ką ten mane rašo. Tai va ir viskas. Tai jeigu jūsų tas darbas iššaukia tam tikrą reakciją, aišku, galima prisidirbti, šiek tiek reikia atsargumo, bet iš esmės netgi yra tokios taktikos, susipykti su kažkuo stipriu. Jeigu jūs esate nežinomas prekinis ženklas, tai susipykit su bažnyčia. Bažnyčia kaip duosiu jums atgal, iškart visi jūs žinos. Ir jeigu išgyvensit, tada bus pardavimai. Čia pavyzdys, kaip irgi, reiškia, draudimas, automobilių draudimas. Draudimas turi problemą, kad visi produktai yra labai panašus į konkurentus. Ir iš esmės beveik nesiskiria. Ir kai tavo produktas yra labai panašus į konkurentus, tu tada, ir jeigu tu nesi pigiausias, tai tu turi labai didelę problemą, nes nėra jokių argumentų, kodėl reikia tave pirkti. Čia buvo sugalvota tokia istorija, reiškia kova prieš brokerius, kad nepirkite ar brokeriam, kuris pasiima tarpininko mokestį, o pirkite tiesiai iš online. Prieš kokius 4 metus šitą mes darėm. Ir buvo įvestas veikėjas Stasiukas, kuris daro paslaugėlės, kurias jūs galite pasidaryti patys už pinigus. Ir buvo sukurta elektroninė parduotuvė, kur jisai gali ten, reiškia, paskaityti už jūs SMS žinutės, reiškia, už 6 litus. Tai jūs ten galite prisidėti. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad kampanija ten tą mėnesį laiko, kiek jinai vyko, jinai visai neblogai, reiškia, tikslus iškeltus klientų mes pasiekėm, bet mes tikėjomės, kad tas Stasiukas gyvens toliau, kad prasidės dialogas ir kad jisai bus aktualus, reiškia, visuomenė ir galėsim naujus jo nuotykius sugalvoti, naujas paslaugėlės, reiškia. Ir tas kaip platforma neišvažiavo. Jeigu atsimenat, Ežys turėjo Casts ir Vyts. Po to buvo Violeta, tokia mergina dar atsiradus juokinga, reiškia. Tai jie gyveno, po metus 2 jie gyveno, va tai buvo platforma. Tai buvo irgi kaip kažkuria prasme, kaip realybės šou. Tik tai, kad jisai vyksta ne per televiziją, o ir per televiziją, ir per internetą, ir dar ten kažkokios renginiuose jie atsirasdavo. Ir panašiai. Nes, suprantat, kai jūs turite žinutę, kai jūs turite aiškę žinutę ir maždaug įsivaizduojate kanalus, tada surasti formą pasidaro nesudėtinga. Aišku, ten turi prisiliesti kūrybininkas, tai ar jūsų vidiniai kažkokie kūrybininkai, ar agentūros, bet iš esmės
iš esmės tai pasidaro daug lengviau, bet kai jūs mastot nuo galo, kai ateina klientas ir sako, aš noriu website, o reikia tau to website, o kodėl tau jo reikia? Nu, nežinau. Arba persidaryti website labai dažnai ateina pas mus. Sakau, tai senas nėra blogas. Nu, nėra, bet kažkaip tai vat reikia. Sakau, tai jūs 2 kartus mūsų mokėsit pinigus už tą patį. Nu jo, bet vat morališkai paseno. Morališkai paseno, aš nesuprantu, ką reiškia šitas žodis. Nu, morališkai paseno. Tai tinklapis atsiradimo momentu jau yra morališkai pasenęs. Bet kas, bet koks kūrinys atsiradimo momentu jau yra morališkai pasenęs, jeigu taip žiūrėti. Gerai, toliau. Televizija gali. Irgi produktas labai paprastas, tačiau tu, čia mes esam storytellingo srityje, tai aš tiesiog rodau storytellingo, reiškia, pavyzdžius. Kai tu, nu va, nežinau, kaip dažnai mėgsta sakyti, tai ką jūsų kūrybininkai rūko? Tai žmogelevizorius, reiškia, padaryk žmogelevizorių ir siūsk ir laimėk ten kažką, nebeatsimenu, televizorių. Tai ir žmonėm buvo visai faina. Žmonės užsikabino, nors tikimybė, kad žmonės kurs tau turinį ir kad tau kažką atsiūs, iš tikrųjų nėra didelė, nes tų kūrėjų iš viso interneto yra 1% tik tai. Turėkit omeny. Kažkada tai Tele2 turėjo tokį keisą, kai buvo sukurk Tele2 reklamą ir laimėk kažką. Ir nebuvo nei vieno pasiūlymo, nei vieno, nulis. Agentūra pati darė tuos ale šitos. Kitas projektas irgi su Teo, sugalvotas veikėjas, kuris, reiškia, staiga atsiranda veikėjas internete. Atsiranda juokingas toks puslapis, kuriame prisistato veikėjas, čia buvo krizė, ir jisai sako, aš netekau darbo, aš dabar būsiu pumpuotojas, aš pumpuoju daiktus, pirkit pumpavimo paslaugas. Ir jisai pradeda, reiškia, dalyvauti internetiniam bendravime. Jisai ten, reiškia, ir pažinčių puslapiuose ten, reiškia, prie mergų kabinėjasi ir darbinasi kažkur į kažkokias automobilinės įmonės, aš jau pumpuosiu ratus, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, nu, visi iš jo juokiasi, nes jo tinklapis kreivas, reiškia, jis pats toks irgi keistokas, bet, nu, svarbu, kad žmonės apie tai šneka. Žmonės apie tai šneka, ir vieną dieną Teo priima jį į darbą ir jisai sako, aš pumpuoju internetą. Aš pumpuoju labai daug ir greitai ten tą internetą. Tai, nu tai irgi būdas, kai labai paprastom techniniam priemonėm, turėdamas istoriją, tu gali, reiškia, gauti dėmesį. Kitas pavyzdys, Pietų Afrika, alaus prekinės ženklas, reiškia, ir tenai labai yra ribojama alkoholio reklama, praktiškai jokios medijos negali pirkti. Jie sugalvojo, jie ten žaidžia kriketą, ir jie sugalvojo, kad kartais kamuoliukas nulekia į pažiūrovus, ir jeigu tu pagauni tą kamuoliuką, tai tu gauni, man va, $100,000. Ir buvo sukurtos maikutės su taikiniu, kad, reiškia, tu užsidėk tą taikinį, gaudyk, ir vėlgi visas realybės šou daromas apie tai. Nu, ten įmame interviu iš tų žmonių, jie ten tampa žvaigždės, reiškia, ir panašiai. Tai kuo toliau mes gyvenam ir čia mes pas mus Lietuvoje irgi, kaip tuo apribojimų daugėja, mes einam į Europą, vagi Skvernelis pasiūlė, kad automobilis išgėrus nebeužsivestų iš viso tokius įdiegti aparatus. Tai, nu, kaip ir bus kaip ir Anglijoje pas mus. Tu tikrai mažai ką gali daryti. Ir dabar kur fotografuoja dėl 1 kilometro, tai Anglijoje iškart 100 svarų, 1 mylę viršiai 100 svarų bauda. Ir ten nėra klausimų ir niekas nėra pasipiktinęs, kad kodėl čia. Pas mus čia dabar šią savaitę pasipiktinę visi, kad čia blogai yra, čia turėtų būti aukščiau. Ir taip toliau. Gerai. Toliau, reiškia, pakalbėjom apie storytellingą. Tada yra techninė įranga. Jūs turite labai pagalvoti, kaip jūsų reklama bus vartojama. Nes jeigu jūsų reklama nebus vartojama, jeigu jūs esat advokatai ir į jūsų tinklapį su mobiliais telefonais niekas neateina, tai ir nedarykite mobilios versijos. Nereikia. Taip, Google'as verčia ten, bet kam? Ar atvirkščiai? Kas pirmas Lietuvoje padarys aplikaciją laikrodžiui? Nu, tas gaus dėmesio. Ir tas atrodys labai inovatyviai įmonė. Ir tam tikruose versluose tai gali būti, nu, gali turėti prasmę. Žinau, kokiem kaituotojam, kad ten orą rodytų, kaip nors ten bangas drevernuoja ar panašiai. Tu gali sugalvoti ir prisitaikyti naują technologiją, nes visi, kurie prisitaiko naują technologiją pirmi rinkoje, gauna toje rinkoje šiek tiek dėmesio.
Net jeigu tai yra ir nukopijuota ten nuo kokios nors Prancūzijos, tokia pat aplikacija. Nes problema yra su techninė įranga skirtingos, kaip pasakyti, skirtingų gamintojų, skirtingos operacinės sistemos, skirtingi ekranų dydžiai, skirtingi netgi veikimo principai. Ir čia jau viskas susiveda į vartotojo pažinimą. Kiek gerai jūs pažįstate žmogų, kuriam jūs kūrėte. Man dažnai yra sakoma, tai mūsų vartotojai yra pasiturinti žmonės nuo 25 iki 50. Nu, sorry. Čia ne apibrėžimas. Čia yra, čia nieko. Jūs turite tiksliai žinoti, reiškia, to žmogaus gyvenimą. Ir tada jūs galėsite surasti scenarijų, kaip jūs to žmogaus gyvenime galite jam padėti, kaip jūs galite padaryti jo gyvenimą geresniu. Ir jeigu jūs padarysite jo gyvenimą geresniu, jis mielai atsisakys savo pinigų. Nes pinigų visada yra. Jeigu aš jums dabar sakyčiau, hebra, paskolinkit man 1000 eurų, aš čia biškai be pinigų šiandien. Jūs man sakytumėte, ai, neturiu grinų, čia neduosiu. Ja? O jeigu aš sakyčiau, aš vakar nusipirkau naują Porsche už 100 000 ir man žiauriai reikia 1000 eurų, aš jums jį parduodu dabar. Jo? Jūs jį bet kur autoplius įdėję 50 gausit rytoj. Ta prasme, jūs man per 10 sekundžių čia 1000 eurų atneštumėte. Jūs čia susimuštumėte dar, iš kurio man paimate. Tai, suprantat, pinigų yra, reikia tik tai produkto ir pasiūlymo. O toliau jau prasideda, reiškia, mechanika. Taip veikia psichologija. Tai gerai, kalbant apie įrenginius. Yra tendencija, kuri vadinasi second screen, reiškia, antrasis ekranas arba keli ekranai. Tai yra, kai mes žiūrėdami televizorių, žiūrime į kompiuterį. Aš atsiprašau, o kiek pas mane laiko yra likę? Nes man rašo, kad 30 minučių. Taip. Tai dar tikrai 30 minučių? Taip. Nu, nes aš maždaug vidury ir esu. Tai... Tai gerai, vienu žodžiu, yra tokie 3 scenarijai ir egzistuoja, jeigu, pavyzdžiui, turit parduotuvę Akropolyje, parduodat batus ir kažkas nori pirkti batus, atsiranda ta tendencija, kuri vadinasi, kad žmogus dar būdamas jūsų parduotuvėje, dar, reiškia, telefonė tikrina kitus pasiūlymus iš elektroninių parduotuvių ir panašiai. Įvairus turinys tuo pačiu metu, tai yra, kad jūs žiūrėdami krepšinį gaunate į savo telefoną, tarkim, ten statistiką realių laikų, kažkokią tai einančią. Ir vienas kitą papildantis turinys, tai reiškia, kai jūs nusiperkate bilietą vienam interfeise, reiškia, vienam projekte, o loginą darot, reiškia, check-iną darot jau, kad telefonas atlieka tik check-ino funkciją. Funkcijos nesidubliuoja. Reiškia, kad telefone nėra bilieto pirkimo, nes per telefoną beveik niekas nepraeina. Jums reikia didelio ekrano, kad tai padaryti. Tai irgi apie tai reikia pamastyti ir iš to irgi atsiranda daug įdomybių. Pavyzdžiui, yra tokia programėlė, kuri, reiškia, mikrofonas. Kai mikrofonas išgirsta jūsų televizinę reklamą, reiškia, tarkim, mes sėdime namie ir žiūrime Kalnapilio reklamą. Mūsų telefonas išgirdo, kad prasidėjo Kalnapilio reklama ir automatiškai užkrauna turinį susijusi su ta reklama į jūsų telefoną ar į jūsų tabletą. Tai tokie visokie žaislai jungimo variantai jau egzistuoja ir vėlgi reikia eksperimentuoti. Negaliu pasakyti, mes esame Lietuva, maža šalis. Ar tai suveiks ar nesuveiks, sunku pasakyti. Didesnėse šalyse, aišku, tie segmentai yra tiesiog didesni. Ir jau 13 metais tas antrojo ekrano tendencija buvo, tai vėlgi mes kalbam apie tą patį, apie dėmesio išlaikymą. Kaip išlaikyti dėmesį prie jūsų prekinio ženklo? Kaip išlaikyti, reiškia? Ir kaip neišleisti vartotojo? Galbūt jūs turite duoti ne viską. Jeigu jūs norite, kad jis iš jūsų dar kažko tai norėtų, neduokite jam visko. Palikit paslaptį, ateik į parduotuvę ir pasakysim. Suprantat, nes jeigu tu viską išduodi internete, tai tada kaip ir man nėra tikslo eiti į parduotuvę, nebent jau aš noriu pirkti, jeigu fizinę parduotuvę turiu. Pavyzdys, Tesco, Pietų Korėja, apklijavo sienas, reiškia, produktais su kodais ir kol tu lauki metro, nes ten yra problema, kad ten pastoviai yra eilės prie traukinių per kamščius, tu gali padaryti apsipirkimą ir ten arba tau atveža tą krepšelį, arba tu pats nueini pasiimti maišiukų iš parduotuvės. Nu ir matot, pardavimai gerokai išaugo. Ir Tesco pirmą kartą jie iš antros vietos pakilo į pirmą, reiškia, kaip prekybos tinklas tenai. Kitas pavyzdys,
žiūri futbolą ir gali totalizatorius, reiškia, spėk realių laikų. Tu spėjai, nu reiškia, ar įmuš įvartį per atėjusias 5 minutės. Nu ir spėjai, reiškia, įmuš, neįmuš. Nu ir kas atspėja, tas gauna ten alaus. Nu vėlgi, matot, labai paprastas daiktas, bet tam tikram kontekste tai gali būti visai faina. Plus tai yra, nu, kaip ir Heineken, reiškia, prekinio ženklo teritorija. Tai reiškia, tu leidi laiką su prekiniu ženklu, kol tu žiūri sporto rungtynės. Tai nu, dar vienas būdas pavogti dėmesio. Reiškia, nugriebti dėmesio nuo vartotojo, duodant vartotojui arba pramogą, arba naudą. Kitas pavyzdys, telefonas kaip distancinis valdymas. Reiškia, žaidžia 2 žmonės, tas paprastas senovinis žaidimas su kamuoliuku ant didelio ekrano lauke. Nu ir tas, kuris laimi, gauna nemokamą mėsainio kuponą. Technologija, kuri praturtina jūsų produktą. Tai yra technologija ne kaip reklama, o technologija kaip produkto dalis. Tai vat pavyzdys yra, kad verti puslapius ir turinys, kuris yra telefone, keičiasi priklausomai, reiškia, nuo to, nu ten turbūt kiekvienas puslapis turi filmuką ar kažkokį žaidimuką ir galbūt balsus leidžia tų katinų, čia ką ten šnekasi toj situacijoj, tam vat komikso taške. Tai irgi vėlgi yra, nu, produktų inovacija per technologijas. Tai tas Mūro dėsnis, kaip aš pasakau, tai yra kompiuteris lenda į jūsų produktą. Kompiuteris tampa toks pigus, kad jį gali apsimokėti, kaip čia, ekranėlį klijuoti ant buteliuko, o ne popierinę etiketę. Nes ekranėlis kažkada kainuos pigiau negu popierinė etiketė. Nu tai va, dabar čia aš pakalbėjau apie tą klasikinį kūrybiškumą, tai yra kūrybiškumas, kuris kyla iš rašytojo. Ir kad rašytojas sugalvoja scenarijų ir tą scenarijų, reiškia, mes perteikiam per technologinės priemonės. Dabar žinutė gali būti perteikta ne tik tai per žodžius. Žinutė gali būti perteikta per jausmą, per technologinį sprendimą. Tai yra, kad kūrybininkas yra ne rašytojas, o kūrybininkas yra programuotojas. Iškia, programuotojas galvoja, kaip per jausmą, per situaciją perteikti norimą žinutę. Pavyzdys, Londone, man atrodo, Trafalgaro aikštėje yra interaktyvus ekranas, tai yra ekranas televizorius ir tada, kai praskrenda British Airways lėktuvas, ant to ekrano berniukas bėga, reiškia, video berniukas, jisai bėga ir rodo į lėktuvą ir yra užrašomas, kas čia per skrydis. Yra užrašoma, nu, to skrydžio kodas ir kuris ten į kur, iš kur skrenda. Tai yra visiškai, nu, kaip pasakyti, tai pirmą kartą buvo padarytas tokio tipo reklama, jinai gavo labai daug dėmesio. Nuėjus, ten yra kažkoks linkas, nuėjus, tu gauni ten dar daugiau informacijos susijusius su to skrydžiu. Ir iš esmės šita reklama, jinai neturėjo jokios kaip ir parašyto žinutės, jokio šūkio. Skrydis ir ištiesk kojas, nes pas mus labai dideli tarpai tarp sėdynių. Nu, nebuvo nieko tokio. Čia tiesiog berniukas rodo lėktuvą. Tu tiesiog, reiškia, primeni apie savo prekinį ženklą neįprasta, įdomia vartotojų forma, nenuobodžia forma. Nes mes visi esame smalsūs, mes visi esame gyvuliai. Ir mes elgiamės kaip gyvuliai. Ir tas, kuris geriau supranta, kaip elgiasi gyvuliai, gauna iš gyvulių daugiau pinigų. Teatras. Teatras pagalvojo, kad kaip pakelti bilieto kainą. Jeigu mes tiesiog pakelsim bilieto kainą, atrodysim galbūt pikti ir nedraugiški, monopolistai. Jie pastatė ekranėlius ir pastatė video kameras prie kiekvienos kėdės. Ir jie pasakė, kad, reiškia, jūs į teatrą ateinat nemokamai, bet jūs mokate už kiekvieną juoką. Neatsimenu, kiek ten jie dabar moka, ar 30 euro centų. Vienas juokas, reiškia, jums kainuoja litą. Ir jeigu ta trupė sugeba jūs prajuokinti, tai jūs, nu ir vėlgi mes visi nevienodai priimame anekdotus, reiškia, ar situacijas juokingas. Vienam juokinga, kitam ne. Todėl, jeigu tau nejuokinga, nu tu mažai moki. Jeigu kitas ten kvatoja visą vakarą, nu reiks susimokėti, tada jau daugiau. Nu tai va, tai matot, ir tai yra paprastas technologinis sprendimas. Jie nepakeitė produkto ir tai net ne reklama. Tai yra
tiesiog inovacija, kėdės inovacija, pavadinkime, ar tos patirties inovacija. Nu tai vat matote rezultatas, ir bilietėliai pabrango, ir dar žmonių padaugėjo. Tai kitas pavyzdys, greitas maistas, žirafos, man atrodo, Brazilijoje čia veiksmas vyksta, ir jie pamatė tokį dalyką. Labai daug žmonių pas jūs valgo vieni. Vieni, reiškia, valgo ir jiems ten biški liūdna. Ir tie pagalvojo, reiškia, kad padarykime mes žaidimą. Jie padarė, ant padėklo yra futbolo aikštė, tu pasistatai savo telefoną, tu pasiimi jų skrajutę, ją sulamdai, padarai kamuoliuką iš tos skrajutės ir gali, vartininkas, kažkoks interaktyvus vartininkas gaudo tavo įvarčius, pagauna, nepagauna ir panašiai. Nu tai va, tai čia vėlgi technologiniai žaislai, aš tai vadinu technologinis kūrybiškumas, kai sugalvojama yra tam tikra patirtis, bet vėlgi ta patirtis turi nešti prekinio ženklo emociją. Jeigu jūsų prekinis ženklas yra ten prabangus ir senovinis, tai ir visa susijusi emocija turi būti tokia. Jeigu jis yra draugiškas ir ten do it yourself, koks nors reiškia, tai tada visa emocija, jūs nebegalite tada su Rolls Royce daryti reklamos, jūs tada turite darytis ten ant palečių, iš paletės daryti stalą ir panašiai. Čia panašiai kaip su Putino treningais. Skaitėt, reiškia, kad kai pasportavo tenai su Medvedevu, žmonės atrado firmą, kuo jie apsirengė. Ir jie yra apsirengę, kelnes pasikainuoja ar 1500 eurų. Ten tikrai gera firma. Bet, reiškia, jisai staiga nebeneša tos žinutės, kurią galbūt norėjo nešti. Tai yra, jeigu jau ten Lietuvos prezidentė eina sportuoti, tai turėtų būti audimo treningas, o ne Adidasas, ne Reebokas, ir jau labiau ne koks nors super prabangus ten Kašmyro ar Šilko daiktas. Tai turi būti, tu esi tarnas, tu esi tautos tarnas, tai tu ir atitinkamai turi elgtis. Ir tu rodai vieną, bet tavo kontekstas rodo visai ką kitą. O tai, kad atsirado žmonių, kurie sugebėjo atrasti, tai jums visagalis internetas, šiais laikais nebepaslėps. Nes iki interneto žmonėms buvo sunku kalbėtis tarpusavyje. Tu gavai produktą, produktas ne visai geras, nors reklama sako, kad jis yra labai geras, tu neturi kaip papasakoti. Gali ten į radiją paskambinti, bet iš esmės neturi to. Šiais laikais kažkas tik blogai, kažkas tik tai, mes kiekvieną dieną skaitom ir Facebook'e, ir Delfi'e, kad ten kažkokia akcija, kažkam nepatiko, tas policija iškvietė. Tai ir ten 100 000 žmonių perskaitė apie tai. Tai suprantat, ir aišku, korporacijos pradeda suprasti, kad jėga pereina iš korporacijų į klientus. Yra dar tokių, kurie to nesupranta, bet jie už tai sumokės. Klientas yra jėga, klientas, o ne korporacija. Senais laikais korporacija tyliai jūs galėjo uždusinti. Dabar nebeišeina to padaryti. Ir jeigu jūs esate korporacija, irgi turėkite omeny. Turėkite omeny, kad viską, kur jūs sutaupot, kur jūs kažką tai apgaunat, išlys. Ar darbuotojas kažkas papaustins, ar tiekėjas jūsų papaustins. Ir tada reikės gesinti gaisrus. Gerai, dabar sudėtingoji dalis – jungimas. Reiškia, tam, kad įvyktų veiksmas, nes mes kalbam apie veiksmą, mums reikia veiksmo. Turi įvykti angliškai Attention, Interest, Desire, Action, AIDA. Reiškia, tu turi kažkaip pritraukti dėmesį, tu turi kažkaip sudominti, tu turi kažkaip tai užnorinti, reiškia, žmonės pradėti svarstyti, ir tada tu turi duoti priemonės atlikti veiksmui. Ir kai aš rodžiau ten 50 kanalų, tai čia yra tik tai pavyzdys. Tai reiškia, jūs turite sudėlioti savo kelią pagal savo produktą, pagal savo produkto auditoriją. Kokiuose kanaluose jūs užnorinsite, kokiuose, kad ten, tarkim, Delfi'e įdėsime straipsnį apie tai, kad atsivežėm naują produktą. Aš paskaičiau straipsnį, aš to norėjau, aš nueinu pas jūsų tinklapį, reiškia, sudominau su mane. Aš nuėjau pas jūsų tinklapį, susidomėjau. Dabar kas turi vykti tinklapyje, ar ten mobiliam tinklapyje, ar parduotuvėje jūsų, kad aš toliau padaryčiau veiksmą. Ką jūs tokio man turite ten duoti? Nežinau, skirtingiems produktams tai yra visiškai skirtingos priemonės. Bet tai yra turinys, tai turi būti kažkas naudingo. Tada, kaip jūs mane įtrauksite? Reiškia, nes idealiu atveju, kaip čia, normaliu atveju, jeigu aš nuspręsiu pirkti tą produktą, aš tikrai lyginsiu jį su konkurentais. Bet būna atveju, kai mes nelyginam, kai mes taip norim, kad mes jau nebelyginam. Ką jūs turite padaryti tokio, kad aš nelyginčiau jūsų su konkurentais, o iš karto pabaigčiau. Ir tada kaip aš pabaigsiu? Reiškia, ar jūs
ar aš turiu ateiti fiziškai į parduotuvę, nu jeigu ten, nežinau, cigaretės jūs parduoda, tai aš negaliu jų online nusipirkti. Ar visgi aš galiu kažkaip online tą pabaigti iš karto. Ir dabar, kad būtų sudėtingiau, dar yra įrenginiai, per kuriuos aš vaikštau. Tai yra, kad aš, ten, nežinau, darbe su kompiuteriu padariau, tokį interakciją, jo, kažkur čia pavaikščiau. Tada namie aš pasimėjau tabletą ir dar kartą pavaikščiau po jūsų brendo teritoriją. Tada dar kartą pavaikščiau iš telefono, jo, ir galbūt kažkokį mano veiksmą įtakojo telekas, galbūt kažkoks mano veiksmas vyko parduotuvėje. Ir jūsų efektyvumas, jūsų komunikacijos efektyvumas priklauso nuo to, ant kiek jūs gerai išmoksite skaityti visą šitą reikalą savo vartotojams. Einam toliau. Pavyzdys. Nes esmė yra tome, kad kiekvienas kanalas turi savo technologinę specifiką. Tai yra tai, ką aš žiūrėsiu 10 minučių televizijoje, aš galbūt nebežiūrėsiu to paties video internete. Aš galbūt po minutės jį uždarysiu. Internete galbūt jis turi būti trumpesnis. Mobiliam puslapyje jisai galbūt turi būti, nežinau, kaip komiksas parodytas. Radijoje jisai galbūt turi būti, nežinau, kaip radio romanas perskaitytas. Lauke galbūt reikia padaryti, nežinau, batutą, kuriame aš ten turiu pašokti, kad perskaityti jūsų žinutę. Suprantat? Tai yra mes kalbam vis apie tą pačią žinutę, bet apie skirtingus sąlyčio taškus. Čia pavyzdys reiškia telekomas, kuris sako, jo žinutė buvo naudokitės daugiau technologijomis. Reiškia, naudokitės, jūsų telefonas gali tiek daug padaryti, kad, reiškia, ir mes norėtumėm, kad jūs visą tai išbandytumėt. Ir jie sugalvojo kampaniją apie katiną, kuris nusprendžia būti šuniu. Reiškia, kad tu nebūk katinas, o būk šuo. Ir kaip faina būti šuniu, ten gali ir lakstyti, ir maudytis. Ir jie padarė video filmuką, reiškia, televizinę reklamą, kur katinas tampa šuniu ir tikrai labai juokingai, labai kokybiškai. Tada internete tu gali pasidaryti testą. Reiškia, koks tu esi šuo. Man dabar madingi yra testai, kokia tavo profesija, kokioje šalyje turėtum gyventi. Nesąmonė. Bet žmonėm patinka. Jeigu žmonėm patinka, jūs turite pataikauti. Suprantat? Tada tu gauni, įdomios statistikos apie tai, ten savo palyginimus su šuniu. Vėlgi, kaip pasakyti? Nežinau, bet veikia. Veikia, žmonėm patinka. Žmonėm patinka. Žmonėm galbūt patinka ten neatsidaryti Excelio, o dar 10 minučių pabūti kažkur. Pabūti šitom teste. Ir tu gauni, reiškia, tam tikrą kažkokį tai apie save atsakymą ir tada jau čia žemyn, jeigu eini žemyn, tu jau patenki į tuos įvairiausius produktinius daiktus, kur reklamuoja produktą. Tada, reiškia, po kelių savaičių atsiranda žaidimas. Žaidimas, kur šuo gaudo skrendančią lėkštę. Katinas, būdamas šuniu. Tik tai žaidimo principas yra toksai, kad lėkštę tu meti iš telefono ir tada jinai video atsiranda kompiuteryje ir tas, reiškia, katinėlis ją pagauna. Vėlgi, nieko ypatingo, bet tai pratęsia, tai kitų būdų pasako tą patį. Ir sukuria vėlgi jums tam tikrą interakciją. Reiškia, pagaudo, pasako per telefoną. Tada, reiškia, čia, man atrodo, Instagramas, tada kažkokios vienos minutės filmai, vėlgi, kurk vienos minutės filmus apie tai, kaip tavo katinas tavo šuniu. Ir, vienu žodžiu, rezultatas, kad Anglijoje milijoną žmonių prisitraukia. Šitas integruotas daiktas. Tai čia mes jau esame tam jau pačiam gale, pačiose sudėtingiausiose pavyzdžiuose, bet iš esmės, jeigu jūs turite aiškę pradžią, šitokius sprendinius, atsiras žmonės, kurie sugalvos. Jeigu jūsų užduotis yra aiškiai, man reikia nuvažiuoti į Klaipėdą per valandą. Tai tada kažkas atsisės ir sakys, tai yra, nežinau, naikintuvą paimk ir tada per 20 minučių atsirasi. Už labai daug pinigų. Arba dar ten kažkaip tai kitaip. Bet jeigu jūs nežinot, važiuoti aš nežinau, kur noriu, man faina, man reikia, kad būtų gerai. O tada jau bus blogai. Tikrai bus blogai. Dar vienas pavyzdys, irgi tokio jungimo yra Prancūzija, pigių atostogų lėktuvų biletai. Jie pasidarė tyrimą, labai paprastai išvalgą pasidarė, kad jų skrydis kainuoja pigiau negu koks nors nereikalingas daiktas jūsų namuose. Ir jie padarė visą kampaniją apie tai, kad tu nešk ten savo senus batus, parduok ir nusipirk bilietą į Maljorką. Arba ten seną sofą, seną stalą. Ir jie tą padarė su idėjom, ten rado daug juokingų visokių daiktų ir tie daiktai dar sukūrė, reiškia, papildomo susidomėjimo. Ir čia matot lauko reklama, kur yra šiukšlės, bet kiekviena iš tų šiukšlių yra užklijuotas lipdukas, bilietas į kur tai yra.
reiškia, kad tu gali nuskristi ten į kitą miestą už tikrai nedaug pinigų. Tada dar vienas jungimo pavyzdys yra Australijoje traukiniai norėjo padaryti, kad per Kalėdas žmonės daugiau nusipirktų bilietų. Ir tada jie pradėjo galvoti, iš kur mes galėtumėm padidinti savo vartotojų skaičių. Ir jie sugalvojo, kad reikia padaryti, kad vaikai aplankytų savo senus tėvus. Ir jie sukūrė visą kampaniją, kuri vadinasi Kaltės kelionė. O kampanija stovėjo ant to, kad jie padarė kampaniją tėvams, seneliams ir pasakė, va jums yra įrankiai, kaip jūs galite prisivilioti savo vaikus, anūkus, kad jie jūs aplankytų per šias Kalėdas. Ir jie padarė tokią instrukciją, kaip parašyti laišką, kaip parašyti skausmingą, virkdantį laišką, reiškia, kad tie vaikai viską mestų ir važiuotų pas juos. Kaip padaryti, reiškia, įvairiausius, reiškia, kaip juos ten prisivilioti. Ir natūralu, kad ir po to jie ten irgi dar darė su video, kaip jie, reiškia, kaip tai tėvai kikena rašydami tą laišką. Kad ten, oi, aš ten man skauda galva, aš ten mirštu, reiškia, atvažiuoju greičiau ir, reiškia, rašo laišką ir juokėsi, tie filmuoja ir vėliau irgi ten rodė per YouTube. Tai va, tai šiek tiek tie pardavimai išaugo. Tai vėlgi, suprantat, traukinio bilietai, jeigu tai pasižiūrėti, tai yra, kaip pasakyti, nieko įdomaus iš to produkto, bet jeigu tu randi tam tikrą kampą ir jeigu randi naują auditoriją, tai gali pakankamai stipriai, Taip stipriai.